Sveikos, mielusis! Šis video yra skirtas naujai Art Deco The Sound of Beauty kolekcijai ir jos pagalba aš padarysiu greitą rudenišką makiažą. Na ir žinoma, pradėkime nuo makiažo pagrindo ir aš čia turiu High Performance Lifting Foundation. Tai iš tiesų nesu jo bandžiusi, todėl dabar kartu su jumis ir pabandysiu. Kadangi turiu tik tai vieną mėginuką, tai šiek tiek ta spalva yra man per tamsi, na bet viską pasidengsime ir pažiūrėsime į pačias kreminės pudros savybės, neatsižvelgiant į jos spalvą. Tai imu plokščią Douglas šepetėlį, būtent makiažo pagrindui skirtą, ir dengiu nuo veido centro link kraštų kaip visada. Beje, ta spalva nėra tokia jau bloga. Na ir mano įspūdis pasidengus pirmąjį sluoksnį yra tikrai neblogas. Ši pudra yra lengvos konsistencijos, ji tikrai labai maloniai jaučiasi ir atrodo ant odos, iš tikrųjų net pažiūrėjus iš labai arti, atrodo kaip tikra oda, todėl puikiai tiks tiek jaunom merginom, tiek ir vyresnėm, brandesnėm moterim, todėl kad neišryškins jokių raukšlelių. Ir toliau keliauju prie sekančio žingsnio, kas yra skruostikauliai. Ir jiems Art Deco šioje kolekcijoje siūlo štai tokioje gražioje pakuotėje Blush Couture vadinamus skaistalus, kurie yra iš 3 dalių, tai yra ruda, persikinė ir bordo. Jas visas pamaišius gaunasi toks labai gražus, natūralus atspindis. Tai imu pūkuotą didelį Douglaso šepetėlį, šiek tiek pamaišau visas 3 spalvas ir lengvai ant skruostų, bet nenueinant šį kartą ant pačių skruostų oboliukų, daugiau ant skruostikaulių, daugiau modeliavimo stiliumi paryškinu skruostus. Na ir keliaukim prie akių makiažo. Ir Art Deco šioje kolekcijoje turi 4 įprastinius naujų spalvų šešėlius bei 2 ilgai išliekančius, štai tokius. Tikrai labai gražios spalvytės, tačiau visų jų aš šiam įvaizdžiui nepanaudosiu, todėl renkuosi tik tai 3 įprastas. Ir beje, yra štai tokia dėžutė, į kurią jūs galite sudėti jums patinkančius šešėlius. Tai aš ir padarau. Man to patinka Art Deco šešėliai, kad galima juos pirkti po vieną ir paskui susikomplektuoti, kaip jums patinka. Taigi šiam įvaizdžiui aš naudosiu štai šias spalvytes, tai yra šviesi gelsva, tokia cinamoninė ruda ir, ir ruda tokia su vos bordo atspalviu, bei ilgai išliekantį štai tokį rausvos spalvos šešėlį. Taigi keliauju, kaip jau minėjau, prie akių ir imu plokščią šepetėlį. Štai tokį Douglaso šepetėlį, kuris beje tinka ir kreminiam tekstūrom, tai galite su juo naudoti tiek maskuoklį, tiek kreminius šešėlius. Aš savo make-up kitę iš tikrųjų šį šepetėlį jau senai turiu ir naudoju jį lūpdažiui, būtent tom lūpom, kurios yra didelės ir kai noriu sukurti tokias daugiau dėmes, o ne kažkokį konkrečiai išbrėžtą lūpų kontūrą. Taigi, imu šį šepetėlį, dažau jį į tą tamsiausią, štai šią spalvą ir dengiu per visą judantį voką. Labai taip paprastai. Štai taip pasidengus, imu kitą pūkuotesnį šepetėlį šešėliams skirtą ir prasklaidau šiek tiek tokią smailėjančią liniją į antakį. Taip lengvai prasklaidžius viršutinį voką, keliauju prie apatinio voko su tuo sklaidimo šepetėliu ir prabraukiu visą liniją su tuo pačios spalvos šešėliu. Štai taip. Ir dabar imu vėl plokščią šepetėlį ir dažau jį į tą cinamoninę spalvą, bei uždedu štai čia per patį centrą. Na ir pūkuotų šepetėliu bei tos ilgai išliekančios rausvos spalvos šešėliu apeinu aplink visus kraštus, kad viskas išeitų į natūralesnę spalvą, į tokį lengvą dūmą.
Na ir tuo šviesiausiu šešėliu paryškinsiu kauliuką bei įdėsiu vos į akių kampučius. Ir prieš dažant blakstienas tušu aš ašarų liniją ir šiek tiek išeinant iš kraštų bei patį kamputį viršutinės blakstienų linijos paryškinsiu vandeniui atspariu Art Deco pieštuku. Šioje kolekcijoje jų yra 2, rudas ir pilkas. Galite rinktis toks, koks jums priimtinesnis, bet aš pasirinkau pilką. Taigi šiek tiek į ašarų liniją ir nueinant žemyn ir viršutinių blakstienų kamputį. Ir akių karalius tušas. Čia yra Art Deco All-in-One Mascara ir jisai yra ilginantis, kaip sako, stylinantis ir ilgai išliekantis. Tai pažiūrėsim visų pirma, ką jis padaro blakstienom. Šepetėlis šiaip yra vidutinio dydžio, patogus ir kol kas įspūdis geras, nesulipina, nors šį sezoną labai madinga yra sulipusios blakstienos, tačiau ne kiekvienai ir ne prie visko tai tinka, todėl tas tušas, kuris nelipino, iš tikrųjų man jau patinka. Toliau keliauju prie paskutinio akcento, žinoma, tai yra lūpos ir prieš jas dažant aš jas padrėkinsiu štai tokiu Repair and Care Lip Oil, kas labai aktualu yra rudenį ir pasausėjusias, suskirdusias lūpas jums prieš dažantis tikrai atgaivins ir galėsite naudoti bet kokį lūpdažį, pieštuką ar ką tik tai norėsite. Labai skaniai kvepia. Taigi, lūpoms paryškinti šioje kolekcijoje rasite štai tokių spalvų pieštukus, tokį baklažaninį bordo, degintą raudoną ir natūralesnį rusvą. Tai galite prie šio įvaizdžio tikrai derinti visas spalvas, tokios, kokios jums patinka ir labiau tinka, bet aš pasirinksiu neutralesnį rusvą variantą. Beje, prie visų šių spalvų pieštukų yra ir atitinkami lūpdažiai. Taigi, imu tą rusvą pieštuką ir nusibrėžiu savo lūpų kontūrą, pradedant nuo centro ir iš kraštų aukštyn. Stvarkius lūpų kontūrą keliauju prie štai tokios rudos spalvos lūpdažio ir jam imu lūpų pieštuką, lūpų teptuką, kuriuo nedaug panaudojus produkto įvesiu į lūpas, taip pasidarys lūpos pigmentuotos ir ilgiau išliks, o paskui prabrauksiu jau tiesiog iš pačio lūpdažio. Tai iš pradžių su teptuku įmasažuojant į lūpas pigmentą. Na ir iš lūpdažio. O jei norite šiek tiek putlesnių lūpų efekto, tai iš tos pačios kolekcijos imu štai tokią blizgią, šviesiai rusvą spalvą ir per patį centrą patapšnoju. Štai toks yra mano Sound of Beauty. Pabandykit pasidaryti tokį makiažą ir jūs.